Es gribētu jums pievērst uzmanību, parādīt, Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir parodyti, kaip vaiką galima mankštinti įprastose naminėse sąlygose ant paprasto kilimėlio. Tiesaus pilvo raumens lavinimo pratimas. Kojos sulenkia per kelėnus, rankos už galvos ir iškvėpimo metu į viršų. Eina, eina, aukščiau, aukščiau. Gerai. Koja ant kojos, priešinga ranka už galvos, antra prie šlaunų. Iškvėpimo metu iki kelėno. Pilvo įsryžinio raumens pratimas. Ant vienos pusės, tada kojos sukeičiamas. Rankos susikeičia ir ant antros pusės. Iškvėpimo metu, įkvėpimas nusileidi žemyn, įkvėpimas į viršų. Įkvėpimas, iškvėpimas. Gerai. Pilvo apatinis raumuo. Rankas prie šlaunų, kojos sulenktos per kelėnus. Trauk kojeles prie smakro, iškvėpimo metu, aukščiau, arčiau. Labai gerai. Taigi nugaros sėdmenų pratimai. Kojas sulenkime per kelėnus ir sėdmenis keliam į viršų. Kelk sėdmenis į viršų ir leisk žemyn. Kelk sėdmenis į viršų ir leisk žemyn. Į viršų, žemyn. Labai gerai. Dabar apsisuksim ant šono. Sulenkime kojas per kelėnus. Šoninio pilvo raumenų pratimas. Ranka virš galvos, antra ranka per vidurį. Kelkis ant šono į viršų. Iškvėpimo metu, įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Labai gerai. Ranka dabar eina į priekį, kojos ištiestos. Kojų pirštų galai patempti į save, nugara tiesi ir abi kojos į viršų. Šoninio pilvo raumenų pratimas iš apačios. Į viršų, aukščiau, aukščiau. Gerai. Dabar sudėsim abu šoninius pilvo raumens kartu. Ranka už galvos, kojų pirštų galai patempti į save, kelsim ir kojas ir kūno viršutinę dalį. Į viršų, taigi kojas irgi sunkus pratimas. Šis yra labai sportiškas pratimas. Dabar kojelė, kojų šlaunies vidiniai raumenys. Kojų pirštų galai patempti į save ir koją į viršų. Keliam į viršų. Gerai. Kojų šlaunies išoriniai raumenys. Nugara tiesi, ištiesink koją. Ir į viršų. Žemyn ir į viršų. Žemyn ir į viršų. Gerai. Kojų šlaunies išoriniai raumenys. Nugara tiesi, ištiesink koją ir į viršų. Žemyn ir į viršų. Žemyn į viršų. Labai gerai. Ir viršutinė kojų sėdmens raumenys. Prie savęs ir spirkim šalin. Gulkis ant pilvo, rankos tiesiai į priekį. Galva padėta ant kaktos ir keliame vieną rankelę ir vieną koją, nugaros raumenys. Un jāceļ viena rociņa, viena kāja, muguras muskultūra. Roku viena kāja. Otra pusi, mainam, viena pusė, otra pusė. Gan koordinācija, gan... Į antrą pusę keičiam. Viena pusė, antra pusė. Ir koordinacija, ir pusiausvyra. Kelk, kelk. Antra pusė. Gerai. Tagad kā peldēšanā. Dabar lyg plaukiame. Viršutiniams raumenims. Abi rankas pasidedame čia, galvą pasilieki ant kaktos. Abi čia ir atgal į priekinę pusę. Pirmyn. Ir į priekį, žemyn, ir į priekį, žemyn, ir į priekį. Labai gerai.
tad kā putniņš jau paudosim starp lāpstu muskulus. Ir dabar kaip paukštelis paskrisime. Tarpumenčių raumenis. Rankelės į viršų, aukščiau, aukščiau, aukščiau. Labai gerai. Tagad iesim četrākus. Nostājies kā sunīts. Dabar eisim ropom. Atsistok kaip šunelis ir vėl kelsim vieną ranką, vieną koją. Kelk į viršų. Nugaros raumenims stabilumui. Ir keičiame pusės. Laikyk, laikyk. Dabar su antra pusė ir nuleisk. Antra pusė ir nuleisk. Labi. Ejam tālāk uz celīsim. Gerai. Toliau einame ant keliukų. Atsisėsk man šalia ant kelio. Pasilieki taip pat. Atsisėsk prieš mane ir dabar atsisėsime ant vienos puselės, ant vienos. Išsilaikyk, rankos į priekį, į antrą puselę. Šoniniai raumenys. Ir į antrą puselę, ir atgal į šią puselę. Pėdų stiprinimui ir kojų raumenų stiprinimui be batelių. Pasieniu iki viršaus. Kopkime į viršų, lipk į viršų. Atsispirk su kojelėmis, taigi rankos ir kojos. Ir lipkim žemyn. Lipkime. Gerai. Lipk šonu ant lasdos, pėdelės per vidurį. Ir dabar šonu dedame. Laikyk nugarėlę, rankos į šonus. Atgal į antrą pusę. Gerai. Ateik į galą ant pėdelio. Eik šitaip kaip klaunas. Laikyk nugarėlę. O dabar atgal. Gerai. Toliau pusiausvyrą ir koordinaciją. Užlipk su kojomis ir gaudyk kamuolį. Gaudyk kamuolį. Dabar mesk man.